bankas užsuko savo, reiškia, bando dabar užkurti CBDC, kurį beje Jungtinių valstijų parlamentas, jeigu pamenat, užbanino visai neseniai. Jungtinėse valstijose nebus jokio CBDC. Jeigu ten dabar yra jisai bandomas, jis yra bandomas nelegaliai ir jis niekada nepataps privačių žmonių, reiškia, gyvų žmonių pinigais. Tai Elonas Muskas, reiškia, siūlo šitą alternatyvą. Bus labai įdomu pažiūrėti, ką jisai čia sukurs. Ne faktas, kad čia jais pulsim visi naudotis, bet bus įdomu pastebėti, kas vyks, kai jisai paleis šitą, nes patys suprantat, kad tai jau yra skersai kelio, kaip sakant, tam tikroms didelėms jėgoms šio pasaulio. Na, bet bus kaip bus, laikas parodys. O tuo tarpu Džonas Keris, kuris yra bidono klimato caras, pareikalavo, kad Jungtinių valstijų piliečiai mokėtų klimato reparacijas pasaulio ekonomikos forumui, tam, kad šis išskirstytų šitus pinigėlius visam pasauliui. Tai vyko ne vakar, užvakar. Užvakar tokios kalbos sklendė, reiškia. Jisai prastuminėjo milijardus Jungtinių valstijų mokesčių mokėtojų pinigų, kad būtų visą tai pumpuotai globalistinės schemas, tariamai išsaugoti planetą dėl globalinio atšilimo ir kompensuoti skurdesnėms nacijoms už jų praradimus. Kitaip sakant, ta reparacijų tema labai gerai skamba. Juodaodžiams pasiūlė, iškart šaunus susiskaldymas gavos per visą jam Jungtinės valstijas, reiškia, kur tokie silpnesnių proto juodaodžiai, kurie truputėlį nesuvokia, kaip jais yra manipuliuojama ir naudojamasi, aišku, puolė reparacijas sveikinti ir jų reikalauti. O kita pusė, aišku, suprato, kad čia yra rasistiniai žaidimai ir kad čia yra skaldymas ir šitą dalyką konkrečiai ir, kaip sakant, išpeikė, kaip sakant, iškritikavo juodaodžiai tie patys. Tai yra lygiai toks pat žaidimas dabar daromas tarptautinė erdvėje su reparacijomis už klimato kaitos, reiškia, padarinius. Tai siūloma mokėti kitoms šalims, reiškia, iš pasiturinčių šalių. Būkit be baimės, Lietuva yra iš pasiturinčių šalių, kai kurių žiūrint šalių akimis. Ir mes lygiai taip pat pataptumėm skoloj, ir jeigu tai būtų pripažinta, ir jeigu tai tektų mokėti tokias reparacijas, reiškia. Nes, mes esame Europos dalis. Norim to ar nenorim. Žodžiu, marazmas klesti, pinigų labai reikia, kažkaip juos plauti reikia, kažkaip tai vepo veiklą išlaikyti reikia, kažkaip didį perkrovimą reikia vykdyti. Ir todėl šitokie tarakonai, kaip teisingiau Džonas Keris, reiškia, yra siunčiami atlikinėti štai tokį marazmatinį darbą. O tuo tarpu aukščiausi pasaulio mokslininkai, klimato mokslininkai pasakė, jiems buvo liepta uždengti šitą faktą, kad Žemės temperatūra nekilo per pastarosius 15 metų. Jeigu ką, čia yra 2013 metų rugsėjo 19 dienos straipsnis, tai yra 10 su viršų metų, kai tai viskas yra jau aišku, įsivaizduokit, reiškia. Aš esu rodęs šitą ne vieną kartą, bet 10 su viršų metų, kai viskas aišku, kad jokios klimato kaitos nėra ir čia visa tai buvo feikas ir čia mes dabar matom dirbtinius gaisrus ir dirbtinius visą kitą, kas čia dabar vyksta su mūsų žemelė, reiškia, ką jie čia bando išsibuoti. Bet, reiškia, tai ir vis tiek feikina ir vis tiek po šiai dienai šitas marazmas tęsiasi ir nežiūrinti nieką ir, kaip sakant, kiaulės įsistatom ir važiuojam toliau. Tuo tarpu Billas Gatesas nori, kad visiems kūdikiams būtų jau priskiriami iš karto gimusiems skaitmeninė ID. Kalba eina apie Afrikos, Kenijos vyriausybę ir valstybę. Reiškia, Kenijos vyriausybė ruošiasi panaudoti šitą sistemą įvesti savo žmonėm ir, kaip sakant, buvo už uždarų durų susitikime jisai su Kenijos prezidentu Williamu Ruto. Kenijans Kauke raportuoja. Milijardierius, dar žinomas kaip GMO čempionas, genetiškai modifikuotų organizmų maistų, susitiko su Ruto keliuose susitikimuose, o tada, kai šis atėjo į valdžią, reiškia, ir visa tai yra apsupta paslapčių. Ir susitarimas sujungs vyriausybę su raktiniais techniniais ekspertais ir partneriais, kurie pasiūlys profesionalų patarimą tam, kad garantuoti tokį lengvą įvykdymą, ar ne, tokį sklandų išleidimą viso šitos sistemos. Žodžiu, jie bando nuo kūdikystės, dabar jau naujus atėjusi šį pasaulio žmonės, jie bando jau šitą sistemą pagal nutilėjimą įtraukti, kad jiem visiems būtų priskiriama, automatiškai tai, jau padaro šitą žmogų, gavusi skaitmeninį ID, visos jų sistemos vargu nuo pat gimimo, kaip sakant, ir tėvelį nesuprasdami, vis tiesiog tą pradeda daryti. Ir žinoma, jisai puola tą daryti pirmoje vietoje, tai yra Kenijoje, tai yra Afrika. Kurgi daugiau? Afrika yra jų bandymų poligonas jau labai senai.
Na, tiesiog, matot, šitos jėgelės taip pat nesnaudžia ir pilnai juda tolin, tikėdama savo nebaudžiamumu. Tuo tarpu jau antra diena, kaip nebėra atsiskaitinėjimo doleriais už naftą ir dedolarizacija patapo visišką realybę. BRICS alijansas pradėjo dedolarizacijos iniciatyvą ankstyvai šiais metais su keliom šalim, kurios ruošiasi apleisti Jungtinių valstijų dolerį globaliai prekybai. Šitai dedolarizacijos idėja buvo pradžioje tokia išjuokta, BRICSas reiškia, ir BRICSas ją dabar paverčia į realybę. Šitas blokas ne tik, kad seka dedolarizacijos kelių, reiškia, ir šitas pastangas šiais metais labai didelis deda į tai. Jis taip pat įtikinėja kitas šalis, kad šios nutrauktų santykį su Jungtinių valstijų dolerių. BRICSas, ASEAN ir SEO grupės taip pat rimtai svarsto dedolarizacijos iniciatyvas, reiškia, savo pačių ekonomikoms. Tai yra, jeigu trumpai, čia viso to neskaityti, tai šalis, ypač besivystančios šalis, pradeda, kaip sakant, nuo to, kad pradeda stiprinti savo lokalias valiutas, apleisdamas Jungtinės valstijų dolerį ir vidiniams, ir tarp šalių atsiskaitinimams, ir taip toliau, taip toliau. Ir Jungtinės valstijos su savo sankcijomis, reiškia, taikomomis įvairiausiam šalim, jos tik tais aštrina šitą dalyką. Reikia suprasti, kad tai yra daroma tyčia, Jungtinės valstijos traukiamas į karą tyčia, ekonomiškai jų pinigai žlugdomi tyčia, nes tai yra labai nepatogu irgi toms jėgoms, kurios labai nori užimti Jungtinių valstijų vietą, kaip ir matot, čia toks prasišvečiantis, reiškia, Mao veidelis iš po apačios, reiškia, Jungtinių valstijų kažkokio tai prezidento, ar ne, ant pinigėlio nupaišyto. Tai visi taip labai veržėsi užimti šitą nišą, visi taip labai veržėsi, reiškia, pasaulį reguliuoti, o Kinija ypatingai. Ir mes prie šito dar šioje laidoje prieisim. Kartais atrodo, kad tai darys, kartais atrodo, kad valstybė, tikrai kalbanti teisingus dalykus, bet kai šiek tiek pasigilini, pamatai, kad yra visiškai ne taip, kaip atrodo, iš pirmo žvilgsnio. Be jokios abejonės su manim nesutiks eilė pseudo ekspertų, įskaitant rusiškų ekspertų, kurie į Kinijos pusę žiūri visiškai kitokiom akim, kaip sakant, nes, tai yra suprantama, tai yra alijansas, tai yra visai kitas požiūris į visą šitą dalyką ir daug ką yra užmerkiamos akys, kaip ir rinkimų vagystės visam pasauliu, bet apie tai šioje laidoje aš nenoriu kalbėti daug. O štai apie ekonomiką šiandien labai nedaug bus, bet tiesiog tokia žinutė, čia yra Vašingtono parduotuvė. Kadangi yra nebekontroliuojamos vagystės, jie paslėpė visas savo prekes ir sukrovė ant lentynos nuotraukas su kainomis. Taigi paspaudi mygtuką, ateina pardavėjas, reiškia, ir atneša jums, ko jums reikia. Ir, kaip sakant, tai yra Amerika. Tai yra Amerika, kur yra produktų etiketės sudėtos į rėmelius ir kur gali nusipirkti produktą paspaudęs mygtuką. Štai iki ko yra davesta. Tai jeigu tai dar nesako nieko apie esamą situaciją, kriminogeninę ir ekonominę, tai tada nebėra ką daugiau reiškinti. Tiesiog labai trumpai. O šiaip tai čia priminsiu iš rugsėjo 13, kad Tomas Semeris pristatė bilį užbaninti Federalinio rezervą, kurti Centrinio banko skaitmeninės valiutas. Šitas dalykas nebus įtvirtintas, jisai neįsigalios, jisai ir visam pasaulyje sužlugs. Ir dėja, bet BRICSo valiuta, kuri taip pat yra Centrinio banko skaitmeninė valiuta, tegul ir dengta auksu, ateities neturi. Štai ir viskas. Visa šita naujoji pasaulio tvarka, netgi savo naują formą buvo jau perkasta, išaiškinta, kaip sakant, ir žmonės nuo jos pradės atsitraukinėti savo laiku, aš manau, kai šiek tiek susistabilizuos dalykai ir žmonės nebebus prigazdinti dabar, bėgti nuo vakarų, reiškia, ir kažkur bėgti į rytus, kuriuose jų niekas nelaukia. BRICSas, aš jau sakiau, mano nuomonė, tai yra būtent ta naujoji pasaulio tvarka. Ją sukūrė Centrinio banko, kaip sakant, atstovai, ją sukūrė tie patys žmonės, kurie viską ir šiaip valdo. Ir BRICSo nacijos nuo dolerio atskirimas yra ne todėl, kad jos nori atsiskirti nuo Jungtinių valstijų kaip nuo kažko. Iš tikrųjų todėl, bet ne vien todėl, sakykim taip. Bet ir todėl, kad, turi būti sugriautos Jungtinės valstijos iš vidaus ir iš išorės ir sunaikinta ta prakeikta konstitucija, kuri taip trukdo įvesti tą taip norimą pasaulio valdžią, ar ne? Yra toks bjaurus sudėtingas dalykas. Aš neginu Jungtinių valstijų, gink dieve. Bet. O štai